Tai va, kas jūsų laukia? Kas jūsų laukia artimiausių, ne artimiausių metų, nežinau, čia kas kaip kam tokias gypsy kortas, čigonų kortas išsitraukiau, aš jas labai retai naudoju. Tai bus įdomu pažiūrėti, kaip jos kalbės, šiaip jau labai retai aš jas naudoju. Tai dalinkitės, laikinkit, padėkit mano kanalui augti. Kaip visą laiką sakau, tam, kam patinka, komentuokit, bus įdomu sužinoti jūsų situaciją, kaip jums pildosi, nesipildo, atitinka kažkas, neatitinka, gal kokių temų pasiūlykit, jeigu kažkas domina. Šiaip komentarus visą laiką skaitau, kartais, kadangi esu tikrai pakankamai užsiėmus, tai ne visą laiką turiu laiko perskaityti iš karto, bet perskaitau aš juos. Man įdomu, ką jūs rašot, tai kai nėra ką atsakyti, tai tiesiog neatsakau. Tai va, kas jūsų laukia. Tai aš matau, kažkam ateina visiškas nusinulinimas į jūsų gyvenimą. Gali būti, kad tas nusinulinimas, žodžiu taip. Kažkas yra, ką turit namuose, šeimoj, kažkokį žmogų, kuris nėra labai sąžiningas. Tai žodžiu, jūs šito dar nežinot, bet šitas žmogus yra arba jūsų kažkoks šeimos draugas, arba žodžiu, kažkas susiję, ką jūs esat įsileidę į savo gyvenimą ir kas yra gan arti jūsų namų. Tai jūs nežinot apie šitą žmogų, kad jisai nėra labai, ta prasme, čia gali būti toksai veidmainis. Ir su laiku sužinosit, kad jisai nėra jūsų draugas, o jisai galbūt yra jūsų priešas. Bet nežiūrint apie tą situaciją, aš nežinau apie kokią situaciją, man kortos nerodo, šiuo metu aš pabandysiu vėliau truputėlį pasižiūrėti, kas čia per situacija, bet su laiku po visų šitų išgyvenimų, kai jūs sužinosit jau, kad tas žmogus nėra toks nesąžiningas, viskas susitvarko. Ir jūsų namuose viskas kaip ir gerai, ta prasme. Čia nėra tasai žmogus toks, kuris ten, nežinau, nužudytų kažką tai. Bet gali būti kažkokie tai pokalbiai, kažkokios tai tokie visokie, žodžiu, visokie tokie dalykai, kurių jūs nematot ir kurių jūs negirdit ir kurie jūsų dar nėra pasiekę. Bet jūs galit būti, kad jūs sužinosit apie tai,
apie tai iš savo gero draugo. Ir čia sužinosite apie kažkokią situaciją. Nebūtinai tai yra pokalbiai, čia gali būti kažkas kita. Nežinau, su kuo čia gali būti susiję, bet kol kas ir nežiūrėsiu. Tai žodžiu, jūs gali būti, kad jūs sužinosit vat būtent kažkokią situaciją iš savo gero draugo. Kitas dalykas, gali būti, kad sužinosit apie kažkokio žmogaus mirtį, kuris bus susijęs su jūsų draugais, su jūsų šeima, su jūsų namais. Tai žodžiu, gali būti, kad sužinosit ir gali tekti į laidotuves. Kitas dar vienas variantas. Gali būti, kad tas žmogus, kuris yra tarsi jūsų priešas, jisai yra jūsų priešas tik tai todėl, kad jisai tikrai jums jaučia kažką. Ir jeigu jūs, esat kažkokie draugai ar kažkas, tai šitoj situacijoje žmogui yra labai sunku pripažinti savo jausmuose, prisipažinti. Galbūt jūs esat netgi šeimoje, tas, kas klausotės. Ir toks kaip slaptas gerbėjas, kuris apie jūs kalba toks, kaip sako, tas, kas tampa už kasų, reiškia myli, taip? Tai va čia tokia lygiai situacija. Toks žmogus, kuris labai keistai elgės ir jūs nesuprantat, kodėl jisai taip elgės. Ir žodžiu, jūs sužinot būtent iš savo draugo, artimiausio, apie tai, kad jisai jūs myli. Arba vat būna situacija ir tarkim kitas variantas gali būti, kad žmogus jūs myli ir pats pasako jums, kad jisai jūs myli. Tai va. Toliau. Kažkam nusimato kelionę. Kelionė gali būti susijusi su sveikata, gali būti susijusi su darbu, gali būti susijusi šiaip vat su šituo žmogum, su kuriuo jūs, kuris vat būtent pasako jums, kad jisai myli, jisai pakviečia jūs į kelionę ir jūs turit nuostabią kelionę kartu. Tai čia yra vienas variantas toksai. Ir tam, kas atitinka būtent tas pirmasis variantas, kažkas iš vat būtent pirmojo varianto, ateina į jūsų gyvenimą toks visiškas nusinulinimas, kada jau būtent karminiai dalykai yra užbaigti. Ir aš būtent kalbu apie karmą, kad karma tiesiog, tarkim, jau jūs atidirbot savo karmą, viskas, kas įvyko jūsų gyvenime, įvyko, galbūt užsibaigė ten su kažkokiu žmogumi ar su kažkokia tai, nežinau, situacija ar kažkas ir tada šitas nusinulinimas atneša visiškai tokius kaip naują tokį supratimą arba kaip naują požiūrį į gyvenimą. Tai
po viso to, kai jau karma jūsų nusinulina, arba netgi ne karma nusinulina, bet jūs turėtumėt pajausti, tarkim, kad jūs vat atsibundat iš ryto, arba net ne iš ryto, bet toks pasijaučiat, tarsi esat visiškai naujas. Ir po viso šito, po kažkurio laiko, gali būti ir labai greitai, aš čia laiko vat būtent šiuo momentu nematau. Jūs kaip čia dabar jums papasakot, žodžiu. Į jūsų gyvenimą ateina, gali būti, kad su darbu kažkas susijęs. Gali būti, kad su žmogum. Gali būti, kad su... Čia man rodo, kad tarkim, kad čia gali būti kažkokios blogos žinios, būtent susijusios su kažkokiu žmogum, gali būti iš darbo. Čia gali būti įvairiai, nes lokys visą laiką rodo tokį žmogų su statusu. Ir tokį žmogų, kuris gyvenime jau tikrai pakankamai pasiekęs. Tai čia būtų, tarkim, pagal taro kortas, kas skaito tą taro kortas, tai būtų, atsiprašau, imperatoriaus korta. Ir jisai, vat būtent su šituo žmogum, apie šitą žmogų ateina kažkokios blogos žinios, kurios susijusios būtent su kažkokiu tai žmogumi. Ir gali būti, kad čia kažkam ateis žinios būtent dėl to, kad tas žmogus nėra lojalus jums. Tai žodžiu, jūs išgirsit pokalbius, bet tos žinios gali būti tokios, jeigu, tarkim, jūsų vyras kažkur tai, arba vyras, arba, tarkim, nežinau, gal kažkas tai kažkur tai keliauja, su kažkokiom tai kelionėm susijusi, su kažkokiom, nežinau, va tokiais visokiais dalykais, kad, tarkim, tai nėra taip, kad jūs atsibudot ir vat atėjo ten žinia, ta prasme, nežinau, laiškas kažkoks, ar ne, net nežinau. Tai čia žmogus gali būti susijęs su kelionėm. Tai ta prasme, čia va taip. Žodžiu, gali būti netgi pokalbiai visokie. Tai va taip. O kitas dalykas, čia gali būti tas nusinulinimas, čia gali būti dar ir taip, kad būtent jūs sužinosit vat vienintelę žinutę, kurią jums galiu pasakyti, kad jums teks eiti į laidotuvės būtent dėl kažkokio žmogaus, kur jūs sutiksit labai daug žmonių ir visokių pokalbių turėsit. Tai žodžiu, čia nelaiminga situacija, šita nelaiminga situacija gali būti susijusi su keliu, būtent su kelionė, su keliu. Ir šitas žmogus gali būti susijęs su jūsų artimais ir artimu tokiu ryšiu. Tai vat tai gali reikšti būtent to žmogaus nusinulinimą.
Nu tai ne ką tada. Nu čia įdomiai krenta. Čia visiškai man kitą žinutę taro kortos sako. Čia gali būti tas žmogus ateinantis iš praeities, su kuriuo jūs buvote santykiuose. Ir jisai norėtų atstatyti santykius ir dirbti. Jisai norėtų jums pasiūlyti naują galimybę. Tai vat iš to gali būti šitos visos žinios apie tai, vat būtent žinia apie tai. Ateiti, galbūt iš jo, galbūt iš, kad jis norėtų naujos galimybės, būtent jisai norėtų užbaigti tą sunkų etapą ir atnaujinti ryšį. Bet moteris šito nenori. Nu, čia nebėra netgi ko kapstytis, čia kaip ir viskas pasakyta. Tai vat čia gali būti būtent žinia iš praeities. Kažkokia iš praeito žmogaus, tai daugiau ir nebekapstysiu tiesiog. Tai va, čia netgi keli variantai. Šiaip kortos gan neblogai kalbėjo. Tai tokia žinutė įdomi. Tikėkimės, kad niekas su mirtim nesusiję. Kažkam netgi kortos rodo, kad gali būti, būtent kai sakiau, kad jūs eisit ir man visą laiką rodavo šitai kelionę kažkokią. Taip, nežinau, būkite atsargus, būtent keliaudami, nes man rodo injury. Tai čia būtų toksai su kelionė susijęs su šeima, ta prasme, būtent iš šeimos kažkas gali turėti kažkokią galbūt mažytę, nežinau, bet ką, kažkokios kelionės metu, nebūtinai tenai avarija turi būti, bet gali būti belekas, ar ne? Bet vat būtent ką korta sako, kad kažkas iš šeimos, kad nebūtinai jūs pati, bet vat būtent su šeima kažkas gali būti susiję. Kai jūs kažkur tai keliausit, kažkas gali būti susirgti. Ir man ištisai rodo, vat, kad kelionė, tai žodžiu kažkam ateina kelionė, tai tikriausiai vasara, tai čia. Tai tikriausiai vasara, tai čia kelionių metas, visi keliauja, tai tikriausiai kažkas keliaus, tai vat būkite atsargus, nesusirkit, neturėkit avarijų, visokiausių įvykių neturėkit, saugokit save, atsargiai vairuokit, atsargiai važiuokit, saugokit savo šeimą, savo vaikus. Ir iki kitų sekančių gražių kartų.